šiose rungtynėse, kai sumetė 6 iš 6, iki šiol tai jo karjeros rekordas 25 taškai. Jeffas Tayloras pelno pirmosius rungtynių taškus. Aukštas Garrisono Brookso perdavimas į baudos aikštelę. Ir Tayloras krisdamas. Nėra taškų, papildomas šansas. Regimantas Miniotas. Nuo lentos yra. Labai sudėtingas metimas po driblingo per Jeffo Tayloro rankas. Tikrai neidealus Neptūno atakos scenarijus, o Anthony Kaunas. Šeimininkams dėl tos priežasties Sloboras ir pasikvietęs. Žys iš to paties taško, iš kurio pelnė kol kas vienintelius taškus savo LKL karjeroje. Šį sykį meta netaikliai. Garrisonas Brooksas. Minkštas jo metimas po komandos draugo perdavimo. +5 turi Wolves TwinsBet. Smagu matyti tokia išties gausybę žmonių Švyturio arenoje. Žemaitis laisvas ir prieš Klaipėdos Neptūną. Jis tritaškius meta kaip užsuktas. Apskritai šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone tai buvo jo 6 tritaškis iš 7 galimų. Pacevičius. Tolimo vidutinio nuotolio. Taip, Žemaitis kol kas šį sezoną buvo prametęs 1 tritaškį ir 1 dvitaškį. Daugiau viską sumeta jis. Ir jau 10-15. Kaip žaibiškai savo 5-0 spurtą surengė. Karmanas atakuoja Mindaugą Girdžiūną. Labai sudėtingas metimas, kurį dar... Andrisas. Per Gailiaus iškeltą ranką. Girdžiūnas. Prieš Kariniauską. Pacevičiaus užtvara. Girdžiūnas į kairę ir Kariniauskas blokuoja. Andriusas išsilaiko, ant kojų numeta kamuolį Jogėlai. Jogėla laisvas ir jo metimas vėl išveda į kamuolį į priekį. Na, įdomu, kad beveik 12,5 minutės jau sužaista. Tomašo Pavelkos mes aikštėje dar nematėm ir taip, tu teisus. Nors registruotas, bet... 23 sumetė iki ilgosios pertraukos ir tiesiog liepsnojo pirmoje susitikimo dalyje. Čia dabar Johnsonas pramiega palei galinę liniją. Aišku, nebuvo lengva amerikiečiui išmesti tą kamuolį. Tayloro geras epizodas gynyboje. Nėra pražangos prieš Žemaitį ir Garrisonas Brooksas troji šansų. Dabar su Watermanu ir Pacevičiumi aikštėje klaipėdiečiai. Garrisono Brookso. Kaunas iš karto ieško rezultatyvaus perdavimo ir Žemaitis užbaigia ataką taškais. Kaunas labai ilgai nesiskiria su kamuoliu ir dar ir norėtų pražangos po pataikyto metimo. Tikros liūtų kautynės ten po krepšiu. Brookso 9 atkovotas kamuolys pirmoje rungtynių pusėje. Kaunas lenda po krepšiu ir vėl naudojasi savo staigumu ir Anthony Kaunas. O jo prasiveržimo taškais. Gražus Žemaičio perdavimas, norėjo ir pražangos Jeffas Tayloras. Užmestas kamuolys Kristupui Žemaičiui. Kaunas žaidžia vienas ir žaidžia sėkmingai. Labai aktyviai pradeda antrąją rungtynių pusę Kaunas. Pirmojoje anksti užsidirbęs 2 asmeninės pražangas. Taip. Pacevičiui. Laiku ir vietoje Jeffrey Tayloras. Bandė prasižengti Bui, to padaryti jam nepavyko. Neitui Johnsonui fiksuota pražanga. Jam tolimais metimais per pirmas 4 minutės pavaišino svečius. Dabar Gailius nespėja paskui Jeffą Taylorą. Neptūnas galėjo labai skaudžiai nubausti varžovus po pertraukėlės. Tayloras iki galo pašokdino varžovo ir vėliau jau praktiškai laisvas kelias iki pat krepšio. Pacevičius leidžiasi po krepšiu. Girdžiūnas nuo žemės perdavimas ir sustabdytas Martynas Pacevičius. Ir antrą kartą šoka Pacevičius. Dar kartą koks blokas. Šoklus ilgomis rankomis krepšininkas metimų, bet tiesiog tų metimų nepataiko. Kas tai lemia? Komandos psichologija, atmosfera, chemija, sunku pasakyti. Čia tiesa ir labai jau netikslus buvo perdavimas, kurį Anthony Kaunas verčia sąlyginai nedaug. Tayloras, perdavimas Brooksui. Šis tarp poros varžovų. Matas Jogėla. Wolves gali dabar būtent rengti
spurtą. Bruksas ima kamuolį puolime ir skirtumas mažėja iki 11 taškų. 83 praleisti Wolves Twins bet taškai. Bruksas pameta kamuolį, Tayloras įčiumpa ir paleidžia į krepšį dar prieš nusileisdamas ant žemės. Per visą Neptūno LKL istoriją tik 7 žaidėjai yra atkovoję bent 16 kamuolių per rungtynes. 7-uoju ką tik ir tapo Martynas Pacevičius. Dar laiko gerinti turi tuos skaičius. Anthony Kaunas gerina Wolves Twins bet rezultatyvumo skaičius. 12 taškų skiria ekipas. Šį sezoną Giedrius Staniulis 15 kamuolių atsikovojo, kai Mažeikiai žaidė prieš Šiaulius. Rungtynėse su pratęsimu. Čia išmuša kamuolį be pražangos. Tayloras Wolves Twins bet bando daryti kažką panašaus.